Sveiki visi, mano vardas Laimonas, čia Kauno detalės. Istorijas, kurias mes norime šiandieną jums papasakoti, vėlgi susijusios yra su Aukštąja Panemunė, Kauno miesto rajono, kuris miesto dalis tampa tik tai 1931 metais. Kelionę savo šiandieną Aukštąją Panemunę, tą dalimi, pradedame nuo Jono Basanavičiaus paminklo, kuris čia pastatytas 1935 metais. Nuo 1928 metų Panemunės šilas buvo pavadintas Jono Basanavičiaus vardu. Na ir paminklą sukūrė žinomas Kauno miesto skulptorius Aleksandravičius. Įdomu tai, kad tai yra ypatingai retas atvejis, kada sovietiniu laikotarpiu, kada naikino mūsų visą senąjį nepriklausomos Lietuvos palikimą, šitas paminklas lieka nekliudomas. Tai nuo 1935 metų stovinti šitoje vietoje, netgi kada vyko audros, didžiulės medžiai krito žemyn po paminklu, jisai buvo nepaliestas. Tai reiškia, dar ne 100 metų bus šitoje vietoje. Na, o šalia paminklo, visai šalia, yra dar vienas toks ypatingas objektas, kurio važiuoja automobiliai. Tai yra kelias, Birutės gatvė vadinama. Bet jeigu su jais atsistosime šalia to kelio, pamatysime, kad jisai yra be galo tiesus. Tiesioji linija, pabandykime išeiti į pačią gatvę pasižiūrėti. Ir matysime tiesiąją iki pat Nemuno gatvės, iš Vaidoto gatvės. Artėjusių automobilių nėra daug, tai reiktų įsivaizduoti, kad 20 amžiaus pradžioje čia įsibėgėdavo ir į orą kildavo lėktuvai. Kauno miesto pirmojo oro uosto vieta taipogi yra Aukštoji Panemunė. Ir mes šiandieną nukeliausime pasižiūrėti tą teritoriją, kas likę iš tų senųjų laikų. Kylam. Mes jau atvykome į Panemunės Aukštosios oro uostą. Pirmas dalykas, kurį noriu parodyti, keliaujant oro uosto toj teritorijai, tai yra piešinys, kuris vadinasi retro klasika. Tai šitoje vietoje matome ne tik tai piešinį, bet ir automobilį padalintą į dvi lygias dalis. Berods tai yra Chrysleris iš Jungtinių Amerikos valstijų atvežtas senasis tarpukario automobilis. Tai toks piešinys, kur ne visi kauniečiai taipogi žino. Na ir dailės kūriniai jau tos senuosius carinius pastatus taipogi puošia šitoje vietoje. Tai tokia graži, jauki oazė susijusi su automobilių remontais ir su poilsinė vieta, kuri įrengta šitoje teritorijoje. Na ir įeiname, tęsdami toliau mūsų pasivaikščiojimą. Visur aplinkui matome tuos raudonųjų plytų pastatus. Tai yra ta senoji oro uosto teritorija, kuri tarnavo miestui arba Kauno miesto tvirtoviai iki 1915 metų. Tada Kaizerio kariuomenė rugpjūčio mėnesį įžengė į Kauno miestą ir sustabdo šito oro uosto veiklą ir viską perkelė į dabartinę Dariaus ir Girėno oro uostą vadinamą teritoriją. Ir nuo 1915 metų iki pačių dienų tenais jau veikia vienas ilgiausiai veikiančių oro uostų pačioje Europoje. Matome daug tuščių erdvių, buvome Birutės gatvėje, tai iš viso šitoj teritorijoje gal buvo 4 pakilimo takai patys. Na, jeigu mes dar žvilgtelsim truputėlį atgal, kur matome tas tvoras mūrinės, tai toj vietoje ir sunaikintos senosios liuteronų arba evangelikų liuteronų kapinės. Sovietai taip pasielgė, keršydami už Antrą pasaulinį karą vokiečių kilmės žmonėms. Ir buvo padaryta automobilių aikštelė toje vietoje. Netgi mūsų paskutiniam laikotarpiu po 90-ųjų buvo naudojama kaip automobilių stovėjimo vieta vienos įmonės. Tai va tokie liūdni faktai, nelikę tų kapinių yra, bet tai susiję su dvaru, apie kurį netrukus irgi pašnekėsime. Dešinėje pusėje matome 1912 metais unikalų pastatą pastatytą, tai yra Cepelino arba dirižablių angaras, vadinamas toks dabar vienintelis Kaune likęs. Tai ir matome tos langus kaip gyvenamojo namo padarytos ir matom, kad tas Cepelinas nebuvo ypatingai didelis, maždaug iki 40 metrų ilgio. Ką jie darydavo tokiam angare, tai toks remonto angaras, kada Cepelinas būdavo įstumamas į vidų dirižablis ir remontuojamas, lakuojamas jo paviršius stiprinamas. Tai va toks
unikalus statinys, kuris augo Lietuvos Respublikos kultūros paveldas ir likė viskas iki pat mūsų dienų. Dabar, aišku, yra dirbtuvės pačio šito objekte ir matome ir automobilių remontas visur vyraujantis. Pastatas kairėje pusėje, kur matome raudonas plytas, kažkada buvusius langus, tai buvo Kauno oro uosto valdymo centras, vadinamas, kuriame sėdėjo administracija ir skirstė užduotis lakūnam. Nereiktų įsivaizduoti, kad tai buvo dideli naikintuvai, ar kaip mes įsivaizduojam tos lėktuvus kaip Boeingus įvairius. Tai buvo vienviečiai, lengvi žvalgybiniai lėktuvai, kurie kildavo į teritoriją apžvelgti Kauno tvirtovės žemės. Žinome dar vieną vietą, kur jie leisdavosi, tai yra Aukštaičių ir dabartinės Kipro Petrausko sankryžoj, kur futbolo akademija yra toj vietoj, Petro Vileišio aikštėj. Ten buvo taipogi vietos, kuriuose buvo lėktuvai galimybė leistis. Tarpukario laikotarpį šita didelė aikštė buvo išnaudota artilerijos pabūklam sustatyti, nes tai buvo artileristų bazė. Tai vietiniam gyventojim irgi buvo didelė šventė ateiti čia pasivaikščioti tarp šitų tokių baisių dalykų. Na ir mes keliaujame į gatvelę, kur matome ir tas mėlynasis automobilis ir daugybė medžių slepia būtent tą vietą, kuri ir duoda pradžią šitam miestelį 1559 metai. Tai yra metai, kada pirmą kartą paminimas Aukštosios Panemunės dvaras, kuris buvo ne mažesnis ir grožiu mažai skiriasi nuo Raudondvario dvaro, sakydavo du dvarai regione, kurie puošia Kauno miesto apylinkės pačias. Deja, iš to dvaro, kurio dabar fragmentus besiskiriančius irgi matome toje teritorijoje, beveik nieko nelieka. Paskutiniai dvaro valdytojai buvo Hasfortai. Čia gimė Žozefina Hasfortaitė, Silvestro Žukausko, Lietuvos kariuomenės vado būsimoji žmona. Na ir dvarą šeima praranda XIX amžiaus pabaigoje, kada superkama visa šita teritorija carinės valdžios, nusprendžiama Kauno miesto tvirtovę statyti, užima visą teritoriją karinę struktūrą. Netgi sovietai, kada buvo šitoj teritorijoje, irgi naudojo kaip gyvenamąjį namą patį dvarą. Keliaujame senąją Perlojos gatve, dvaro buvusią gatve. Norėčiau, kad užsuktumėm truputėlį į kairę pusę. Ir jeigu taip įsivaizduoti, kas praeitose laidose šnekėjome apie Brazilką Argentinką Žaliakalnio rajone, tai panašių vaizdų galima pamatyti būtent šitoje atšakoje Perlojos gatvėje. Man jinai pasirodė viena iš tokių įdomiausių, kada žmonės patenka į šitą gatvę, tai pagalvoja, ar čia iš tikrųjų yra ta aukštoji Panemunė, kurortinė zona, ar tai yra Kauno miestas galų gale, tai tokia įvesiu jūs į senovinę gatvelę, kur kaimynas su kaimynu galėjo šnekėtis praverdami langus. Įdomu tai, kad atvarkė kanalizaciją šitoje gatvėje, nedideliai gatvytės, o tos atkarpoje buvo atkastos ir senosios kapinės, kaip nustatė archeologai, būtent šitoj gatveliai buvusios kapinės yra iš 17 amžiaus, 17 amžiaus palaidojimai ir buvo rastas kryželis katalikų, rodantis, kad tai buvo katalikų kapinės. Štai čia matome, kad ne kiekvienas automobilis turbūt telpa šitoje vietoje atkarpoje, jinai nėra didelė, bet vien praeiti ją yra tikras malonumas, toks vaizdas, kad mes grįžtame į senuosius laikus pačius. Matome, kad žmonės gyvena, viskas arti gatvės. Anksčiau, aišku, automobiliam nebuvo reikalingi, bet kai kurie žmonės galėdavo netgi permesti daiktų vienas kitam į namus. Ir būtinas atributas, kurios matome medinukuose visose, tai taip vadinama ugniasenė arba gaisrasenė, kaip kas ją vadina. Tai va tokiu būdu senieji medinukai nameliai saugodavosi vieni nuo kitų gaisrų. Jeigu gaisras pas kaimyną, tai tau tikimybė yra didelė, kad tau pavyks išgyventi šitą dalyką. Na ir permainos gatvėje matome likusi iš seno medinuko, kurį dar su grupėmis lankėme visai neseniai, tik tais mūrinė ugniasenės siena pati. Matome, koks likimas yra Kauno miesto visų medinių pastatų.
ateitis tokia greičiausiai nusimato, nes laikas keičiasi, o mūsų tikslas yra šių laidų įamžinti dar likusius tos pastatus, papasakoti dar žinomas istorijas. Čia buvo Kauno detalės. Laimonas, likite sveiki.